Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas kartu su Lietuvos kūno kultūros akademijos kineziterapijos specialistais tęsia vizitus po Kauno vaikų globos namus. Šiuo apsilankymu metu nustatoma vaikų laikysena, nukrypimai nuo normos, demonstruojama mankšta, kuri padeda gerinti laikyseną ir panašius sutrikimus. Pirmadienį Kleizos fondo atstovai aplankė vaikų globos namus Atžalynas. Metų pradžioje pradėję tokius vizitus LKK kineziterapeutai pastebėjo nemažai problemų susijusių su netaisyklinga laikysena. Su vaikų laikysena tai situacija yra tokia, kad iki mokyklinio amžiaus vaikų laikysena yra daugmaž nebloga, ko vaikas daugiau augęs, daugiau sėdi prie televizorių, kompiuterių, mažiau juda ir laikysena iš tikrųjų vaikų keičiasi, jinai prastėja žymiai. Skaitant tai, kad jau 12-okų laikysenos geros iš viso yra mažai. Panašias problemas ir nelengva jų sprendimo kelią pažymėjo ir Atžalyno specialistai. Pas mus vaikų globos namuose, reiškia, visi vaikai yra, sakykime taip, sekami. Nuvežiojami pas neurologus, pas ortopedus, pas kardiologus. Nu tai taip, kaip ir dispanseriniai vaikai, sakykime. Tai kartas nuo karto, žodžiu, vežam tiems, kurie yra skoliozė, kuriem yra pilna padystė. Užsisakydavom batukus. Laikas nuo laiko reikia tikrinti, ar su akiniais, ar su reklinatorium, ar su padeliais. Nu va taip va. Kaip ir vaikai, kaip ir šeimose. Svarbu anksti kalbėti apie tokius dalykus vaikams, neužleisti, nes paskui bloga laikysena ar sėdėsena tampa tiesiog blogų įpročių, kurį jau pakeisti yra žymiai sunkiau. Šių vizitų svarbą pažymi pats Linas Kleiza. Dėkojame Linui Kleizai už šitą fondą, už šitas iniciatyvas, nes tikrai tai reikalinga Lietuvai, Lietuvos vaikam. Tai kad augtų sveikesnę kartą. Susitikimo pabaigoje fondo atstovai perdavė Lino Kleizos siųstas dovanas – sportinių aprangų, kamuolį ir sportinį batelį su autografu. Improvizuotos viktorinos metu, kurios prizas buvo Toronto Raptors komandos atributika, vienas jauniausių globos namų auklėtinių Jokūbas kaip mat išpyškino, kad žmogaus stuburą sudaro 32 lanksteliai. Atsisveikindami vaikai pačiam Linui linkėjo sveikatos ir kvietė atvykti juos aplankyti.